Susitarimą dėl migracijos su visomis hibridinėmis grėsmėmis vetavo Lenkija. Šalis įtūžusi, kad Briuselis be jos pritarimo nurodė dalytis bendriją atvykstančiais migrantais, o jeigu jų nenori įsileisti, mokėti po 20 000 eurų už kiekvieną pabėgėlį. Matome, kas vyksta vakarų Europos miestuose. Nenoriu badyti pirštais, bet visi mato, kokia rizika kyla, kai šalį plūsta viena neteisėtai siena kirtusių migrantų banga po kitos. Lietuvoje viešintis Lenkijos prezidentas Andžejus Duda šalį sveikindamas Mindaugo karūnavimo dienos proga pabrėžė, kad Vilnius ir Varšuva yra arčiau nei bet kada per pastaruosius šimtmečius. Rusijos grėsmę manau, kad ir mes ir Lenkija vertino adekvačiai tikrai ne nuo 2014 ar 2008 metų, bet gerokai ilgiau. Tiesiog priminė mum, kad visada mus priešinti labiausiai buvo kitų interesas. Ir tie kiti, tai mes žinom, kas yra tie kiti. Artėjant NATO viršūnių susitikimui mažėja numatytų ribojimų, tačiau 3 susitikimo dienas transportui bus uždarytas senamiestis ir kai kurios kitos teritorijos. Sostinėje Liepos 10-13 dienomis prieš nemokamai. Ir važinės tik nauji troleibusai. Senieji tomis dienomis į gatves neišvažiuos. Savivaldybė teigia, likusiems mieste nepatogumų išvengti ko gero nepavyks. Vis dėlto, kur geriausia, kiekvienas gyventojas rinksis pats. Ar kažkur sodyboje, ar visgi dirbti iš namų, gal kaip tik būti įvykių sukūrėje ir geriau ten daugiau valandą pastovėti kamštyje, bet pabūti tam, kaip sakant, istorinė mūsų renginyje. ES svarsto suteikti Ukrainai saugumo įsipareigojimus. Anot bendrijos diplomatijos vadovo galėtų būti kuriamas Ukrainos gynybos fondas, kuris užtikrintų karinę paramą tiek vykstant karui, tiek po jo. NATO vadovas vis dažnesnis svečias Europos vadovų taryboje. Jau pirmosiomis Rusijos invazijos dienomis bendrija pirmą kartą istorijoje pradėjo tiekti ginklus. Šiandien ir pirmą kartą svarsto suteikti saugumo garantijas. Prezidentas Nausėda posėdyje ragino nepalikti Ukrainos ant ledo ir palaikyti jos europinius bei NATO siekius. Ženklų, kad netrukus vyks istorinis renginys, vis daugėja. Mieste užrašai raginantis pakviesti Ukrainą į NATO aljanso vėliavos. Gatvės, kuriomis važinės atvykusios delegacijos, baigiamos tvarkyti. Neplakime savęs, kad truputį dar nusprendome lūpas pasidažyti prieš pat renginį. Tiesiog visi norime, kad Vilniaus viršūnių susitikimas būtų sėkmė. Ribojimai mieste prasidės jau netrukus. Parodų ir kongresų centre Litexpo Vilniuje, kur vyks NATO viršūnių susitikimo renginiai, apsilankęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad istoriniam įvykiui pasirengta. Artėjant NATO viršūnių susitikimui, Litexpo erdvės pertvarkomos iš esmės. Skaičiuota, kad tai kainuos 17 milijonų eurų. Dizaino prasme ir patogumo prasme, net ir tam tikrų meno artefaktų prasme erdvės yra patogios, jaukios. Palaikymo balsą šiuo metu labiausiai norisi girdėti Ukrainai ir tą palaikymą ji turi, akcentuoja Lietuvos ir Lenkijos prezidentai. Tik to gali neužtekti, sako Ukrainos ambasadorius. NATO viršūnių susitikimas bus kritinis taškas Europos saugumui. Vilniuje įsitikinsime, kaip rimtai NATO vertina Rusijos agresiją. Ar yra pasiruošę kovoti iki galo dėl greitos Ukrainos pergalės, o ne tiek, kiek reikės. Greitai Ukrainos pergalė, anot ambasadoriaus, reikia narystės NATO. Tai būtų aiškus politinis signalas Rusijai, kad žaidimas baigtas. Emocionaliai galima suprasti ukrainiečius, kai jie sako, nevažiuosi samitą. Racionaliai tai sunku paaiškinti, nes vis tiek reikia kantrybės turėti ir vėliau pati logika diktuoja, bet emociškai galima suprasti. Aš dar papildomai pridursiu šitoje vietoje, kad mes kalbame ne tik apie politinę paramą, bet apie karinę, kuri vis dar tebėra dosuota. Naikintuvų dar vis nėra, ne? Ir mokymas netgi stringa, kaip mes matome piloto, aš turiu galvoje. Tolimo šaudymo artilerija pateikta tik tai Britų Storm Shadow raketos oras žemė, bet atakams raketų dar nėra. Ir dar kartu vyksta tam tikri tokie samprotavimai iš NATO karinių vadovų, kad štai tas kontrpuolimas vyksta vangiai. Tai irgi gana, kaip sakyti, nervina, glumina, nes kaip palaikymą iš oro, bet yra šaudės artilerijos galima kontrpuolimą. Galima tą daryti, ukrainiečiai tai rodo praktiškai, bet tas darosi labai lėtai ir labai didelių aukų kaina. Tai visą tai irgi prideda tam tikrą emocinį foną. Tai dabar kyla klausimas, ar vakarai nori, kad Ukraina laimėtų tą karą, ar nori to tokio išsekinimo karo ir lauks, kol tas Kremlius subirės mūsų akise pats. Sakykime, kiek NATO trypčiojimas ir nepasakymas konkrečiai, tarkim šiuo atveju Ukrainai, jeigu kalbama apie jos narystės aspiracijas, turėjo įtakos tokiai situacijai? Na, be jau, tai tie metai iš esmės buvo pataikavimo Rusijai metai ir svarbiausias vaidmuo turbūt tenka Vokietijai čia ir su Prancūzija, kuri, žinoma, ir po to 14 metų visi Minsko susitarimai
kurie buvo daromi be Jungtinių Amerikos valstijų, galvojant, kad Europa gali pati išspręsti klausimus Rusija, bet iš tikrųjų tai buvo demonstravimas, tie metai yra savo silpnumo, o kokios sąlygos, tai aš manau, kad Ukrainai galima kelti sąlygas. Ir tie dalykai, kurie yra diskutuojami, kad veiksmų planas, na, žinoma, tai gana juokinga būtų, jeigu Ukrainai mes dar pristatytume kažkokią, reikėtų jai įvykdyti kažkokį veiksmų planą ir taip toliau. Tai čia daugiau tokie atsikalbinėjimai, sakyčiau, yra. NATO vakarai yra įsitikinę, kad mes neturim kariauti su Rusija, yra toks naratyvas, NATO nekariaus su Rusija. Tai tada pakvietimas NATO narystėj yra atgrasymo faktorius, yra demonstravimas galios. Jeigu Ukraina būtų pakviesta į NATO, dabar tarkim, na, nebūtinai dabar, tada gal Vašingtone, bet nesusijęti su karo pabaiga. Tai galbūt baigtųsi karas. Aš manau, kad baigtųsi karas. Putinas eitų darybas, nes jisai suprastų, kad yra data, kada Ukraina taps NATO narė ir tada bus jau visa NATO galia. Ar Rusija čia dabar kažkiek tai irgi, na nežinau, imasi tam tikrų veiksmų, mažinant Ukrainos narystės aljanse perspektyvas ir konkrečiai, na, Vilniuje, tą žodį tariant, sakykime? Na, be abejo, kad Rusija veikia, turi savo klientus nuolatinius įvairiuose šalyse, kurie funkcionuoja ir mes matom Lietuvoje tam tikrą grupę, čia yra aktyvuota visokių aktyvistų, yra valstybės, kurios Vengrija, Turkija, praktiškai jų aptarnaujantis šalis ir gaila, kad NATO rimtai nesvarsto, ką daryti su šitą problemą ir apskritai tai iš esmės naikina, galimybę aktyvuoti, kadangi NATO 5 straipsnis aktyvuojamas konsensusu, tai iš vis neaišku, kaip atrodytų, jeigu dabar kiltų konfliktas su Rusija ir gyventi tokioje neapibrėžtoje situacijoje, neteisinga yra. Kitą savaitę Vilniuje lankysis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Joe Bidenas, Vokietijos kancleris Olafas Šolcas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Lenkijos prezidentas Andžejus Duda ir daug kitų 40 valstybių vadovų ir visi kartu spręsime, kaip Ukraina nugalės Rusiją. Pasaulio sostinė taps Vilnius. Galingųjų keliai veda į Lietuvą. Dalyvauti NATO viršūnių susitikime pirmadienį atvyksta ir prezidentas Joe Bidenas. Prezidentas Joe Bidenas mėgavosi savaitgalio malonumais paplūdimyje prieš išvykdamas į Europą. Jau antradienį Vilniuje prasidės vienas laukiamiausių Lietuvos organizuojamas NATO viršūnių susitikimas. Į Lietuvą gyventi grįžtančių emigrantų, juos prisivilioti siekiantys miestai skaičiuoja ekonominę naudą, emigrantams siūlo vietas ugdymo įstaigos ir pagalbą ieškant būsto. Užimtumo tarnybos skaičiavimų grįžtančiuosius tenkintų 2000 eurų atlyginimas. Kažkaip Lietuvos ateitis ir vertybinė politika nelabai atitinka mano požiūrį ir, kaip sakyti, visai neblogai ten. Gerai būtų į Lietuvą gal, bet tiesiog nežinau, mano šeima asmeniškai yra Škotijoje, mano martė yra Škotė. Tai aš pati kaip ir negalvoju tikrai. Anglijoje gerai gyvenas, jo. Kad grįžtų, skaityčiau, turėtų būti geresnės gyvenimo sąlygos žmonėm. Kad būtų daugiau darbo vietų ir atlyginimas didesnis. Tuo metu statistika rodo, kad prieš artėjantį NATO viršūnių susitikimą Vilniaus oro uoste dislokuotas ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas Patriot šį vakarą apžiūrėjo prezidentas Gitanas Nausėda. Vokietijos karinės oro pajėgos su ginkluotės sistemomis ir maždaug 100 karių perėmė oro erdvės apsaugą nuo balistinių raketų, lėktuvų ir sparnuotųjų raketų. Senamiestyje mažėja automobilių, daugėja tokių ženklų. Miestas NATO viršūnių susitikimui paruoštas, teigia Vilniaus meras. Nuo sekmadienio bus pradėtos uždaryti senamiesčio zonos, statomos tvoros ir rengiami postai. Nebus galima patekti nei automobilių, nei dviračių, nei paspirtukų. Kariai ir pasieniečiai pratybose derina veiksmus pagal naujoms grėsmėms pritaikytą planą. Kaimyninės šalys fiksuoja vėl augančius neteisėtai sieną kirsti bandančių migrantų skaičius. Pagal pirmąjį šiandien vykusių pratybų scenarijų, 15 migrantų grupė neteisėtai kirto Lietuvos sieną. Tariama migrantų grupė sulaikyta atviroje vietovėje. Pagal antrąjį viešai pristatytą scenarijų, valstybės sieną kirto 2 asmenys. Juos paėmė trečiasis, atvykęs nežymėtų automobiliu. Labai tikėtina, kad būtent tokiomis priemonėmis bus bandoma patikrinti mūsų valstybės sienos apsaugos sistemą. Kas vyksta su Vagnerininkų grupuotė dabar Baltarusijoje, dar kol kas, sakyčiau, nauji duomenys matyti neužilgo pradės mus pasiekti, nes matosi pokyčiai. Anušauskas padėtį vadina stabiliai nestabilia ir sako, reikia būti pasiruošus bet kokioms provokacijoms. Kalbant apie būsimąjį NATO viršūnių susitikimą, ko tikėtis Ukrainai iš jo? NATO viduje dabar konkuruoja dvi stovyklos. Viena stovykla sako, žiūrėk, kol šalis kariauja, mes negalim jūs pakviesti į NATO, nes jeigu mes pakviesime į NATO, tai reiškia, kad mes irgi turime įsitraukti į karą. Tai yra dominuojanti pozicija.
kuri yra... Net ir netolima šalis mūsų. Ir tokia pozicija, galima jos logiką suprasti, ne? Vis tiek. Yra kitas stovykla, kur mes nutėjusiu, kuris sako, žiūrėk, mes suprantame, bet jeigu mes lauksim karo pabaigos, tai tas karas gali nesibaigti. Nes Rusija kariaus tiek, gal mažiau intensyvų, su kažkokiu šalintų konfliktų, kad karo niekada pabaigos nepaskelbsim, ir Ukraina tada reiškia, kad negalėtų pakeisti NATO. Tai tokiu būdu mes paverčiam ukrainiečius geopolitikais įkaitais. Nes tokiu būdu Rusija gauna svertą kontroliuoti Ukrainos narystę NATO. Čia esminis dalykas, tai kodėl jūs norite suteikti neformalią veto teisę Rusijai dėl NATO plėtros? Ekskursijas Lietuvoje rengiančios bendrovės sako, vis dar sunku turistų privilioti į atokiau nuo sostinės esančius miestelius. Turizmo paslaugas teikiančios bendrovės tikisi, kad Vilniuje vykstantis NATO renginys dar labiau padės Lietuvos žinomumui. Ir mes matome, kaip elgėsi Europa, kai prasidėjo invazija karas prieš Ukrainą. Be jokių geopolitinės situacijos įvertinimo, be jokių faktinių aplinkybių įvertinimo buvo iš karto vienintelis, tai buvo vertinta Rusija užpuolė Ukrainą. Bet kodėl užpuolė Ukrainą? Galbūt tai buvo, reikia žiūrėti faktus, galbūt Rusija irgi jautėsi, kad neatsižvelgta į jos saugumo interesus. Galbūt tai buvo ir drastiškas NATO bloko plėtimas į rytus. Apie tai niekas neanalizavo ir jokių pasisakymų aš nesu girdėjęs iš Europos vadovų. Apie tai mes neturime jokios analizės. Ir tik iš pat pradžių, jau nuo pat pirmų dienų, milijardai mokesčių mokėtojų pinigų buvo metami į šį karą. Į šį karą, kuris iš principo a priori yra nelaimimas karas. Tokiu būdu, be jokių diplomatinių priemonių, mes tikrai ginklais norime laimėti prieš Rusiją, tai aš manau, kad tai yra neįmanoma. Ir jau nuo pat pradžių Europai turėjo pagalvoti apie diplomatinės būdus, kaip reikia išspręsti šį konfliktą. Niekas negalvojo nuo pat pradžių, o kas bus su Ukrainos žmonėmis, kaip tai buvo teikiami ginklai ir tokiu būdu gaminami lavonai. Bereiten wir uns in Europa auf den Krieg vor? O mes ar Europai ruošiamės karui? Schauen wir uns doch die Rüstungsausgaben an. Ir dabar pasižiūrėkime, kiek yra išleidžiama ginklams. Im Verhältnis zu den tatsächlichen Rüstungsaufwendungen, wenn es um einen tatsächlich großen Krieg geht, ist es zwar immer noch wenig. Žinoma, kad tiek, kiek dabar išleidžiama ginklavimuose, jeigu mes sakykime, kad dabar jau yra didelis karas, tai dar yra nedaug Aber išleidžiama. selbst Russland liegt nur bei 6% des Bruttoinlandsproduktes. Nes net ir Rusija šiuo metu vykdydama karą, jie išleidžia tik 6% nuo bendro produkto. Aber darum geht es nicht, weil es ist alles Geld, was den Menschen, was den Sozialen, was der Gesellschaft, was der Bildung zugutekommen könnte, verschwendet. Ir jeigu mes taip žiūrėsime į tuos išleidžiamus karus pinigus, tai yra visi tie pinigai, kurie išleidžiami karui, tai yra tie pinigai, kurie atimti iš žmonių, kuriuos būtų galima panaudoti žmonių gerovei, tai yra švietimui, sveikatos apsaugai, socialiniai apsaugai. Wir haben in Europa sehr viele Regierungen, die nach wie vor, trotz bestimmter Friedensbemühungen, immer noch das Interesse haben, eben diesen Krieg weiterzuführen. Ir mes Europoje turime dar ne vieną vyriausybę, kuri kaip pradžioje, taip ir dabar yra suinteresuota, kad tas karas toliau būtų tęsiamas. Und dann gibt es halt ganz verrückte, um es mal salopp zu sagen, Ir yra tokių visai išprotėjusių, jeigu taip drastiškai galiu pasakyti. dass dann Leute, Staatsoberhäupter, wie zum Beispiel litauische Soldaten, in die Ukraine schicken wollen und damit einen direkten Kampfeinsatz an einen NATO-Staat forcieren möchten. Ir mes turime tokius išprotėjusius valstybės vadovus, kaip pavyzdžiui Lietuvoje yra pasisakymų, kad reikia Lietuvos kareivius siųsti į Ukrainą ir panaudoti tiesioginėse kovose, o tai reiškia, kad mes forsuojame, kad visas NATO blokas įsijungtų į karą. Oder, ich habe das ja heute erst gehört, dass, falls das tatsächlich stimmt, kann ich nur mit dem Kopf schütteln, wenn jemand aus der litauischen Regierung davon spricht, nach Königsberg zu marschieren, dann bleibt mir persönlich als Deutscher nur noch das Kopfschütteln, weil es vollkommen illusorisch ist, vollkommen unsinnig. Wie will man will einfach nicht begreifen, dass wir hier mit einer Atommacht, oder dass wir hier von einer Atommacht reden. Ja? Und die Solvati-Lücke, die ist ganz schnell geschlossen. Die Solvati-Lücke. Die ist ganz schnell geschlossen. Es sind 60 Kilometer. Und dann ist das Baltikum abgeschnitten. Ir tą turėčiau nepasakyti, tik šiandien aš išgirdau tokį naują dalyką, čia Lietuvoje būdamas, kad Lietuvos vyriausybėje yra tokių žmonių, kurie sako, kad reikėtų pulti Kaliningrado sritį, Kaliningrado sritį. Tai man kaip vokiečiai, man lieka truputį kreipti galvą, kokiose iliuzijose žmonės gyvena. Really easy city because it's not big. Vilniuje viskas paprasta, miestas mažas, todėl galiu reikiamas vietas pasiekti pėsčiomis. Lietuviai labai draugiški, NATO renginio savanoriai daug padeda ir tai daro maloniai. Sostinės centre ribojamas eismas, budi policija. Kalbinti užsienio žurnalistai sako, kad Vilniuje jaučiasi itin saugiai. Even the summit will take place in another place in Expo. Labai saugu. Nors NATO susitikimas vyks kitoje vietoje, Litexpo rūmuose, centre jautiesi saugiai, itin ramu. Atmosfera draugiška, padėtis puikiai kontroliuojama. Anot akreditacijų išdavimo centro savanorių tikėtasi didesnio žurnalistų antplūdžio, tačiau lauke sustatytos kėdės NATO susitikimo išvakarėse dienos metu tuščios. Anušauskas padėtį vadina stabiliai nestabilia ir sako, reikia būti pasiruošus bet kokioms provokacijoms. Svarsto suteikti saugumo garantijas. Prezidentas Nausėda posėdyje ragino nepalikti Ukrainos ant ledo.